Pavyzdžiui, patį dugną, kiek bandžiau, tai iškiek. Ką, sveiki draugai, seniai matėmės. Nu kaip seniai. Buvom ką tik išvažiavę į Latviją. Realiai prieš 2 savaitės gal kokias. O šiandien ką mes turim? Šiandien ruošimės kitai kelioniai. Važiuosime į Platelius. Taip, vyks renginukas Lietuvoje. Jį organizuoja Lietuvos BMW klubas. Tai kaip tradicija, jau daug metų, aš neatsimenu kiek, 7 ar 8 metai jie kasmet rengia šitą renginį, aš esu jame ir buvęs. Labai faina, viskas kempingo stilium vyksta, suvažiuoja seni BMW-kai, tai yra būtent klasikinių BMW-kų suvažiavimas tenai. Ir kas palapinė, kas namukį, kas ant žolės miega, žodžiu, visi švenčia, tūsina. Gėrisi BMW-kais ir džiaugiasi geru oru savaitgaliu. Tai va, o ką? Šiandien aš noriu truputį užsiminti, ką aš nuveikęs gal. Jeigu kas žiūrite, atsimenat, yra toks 320 Edition modeliukas labai retas, su ypatingu interjeru, tam tikrais elementais. Edition modelio, truputį parodysiu, ką aš su juo nuveikiau. Su juo labai, kaip pasakyti, laiko aš neturiu vasarą. Žolės pjovimai visokių žodžių, darbai, reikalai, garaže, mažai laiko lieka, tai kažką pribėgdamas užmetu. Tai va, rodau, ką kažkiek padaręs. Kaip ir minėjau, BMW-ką mes parsivežėm nudažytą. Praktiškai visas dažytas jisai, nedažytas tik tai stogas. Žiūrėkite. Jam grįžus buvo nuimtos praktiškai tokios smulkios dalys kaip rankenėlį, kaip moldingai. Kažkuriame epizode yra irgi esu rodęs į pliką. Tai va, sudėjau tokias smulkmenas kaip rankenėlės, moldingai, Edition slenkščiukai nauji. Taip pat buvo, kadangi virinti sparnai apačios keistos, kadangi, kaip žinot, visų jų sutrešė viskas. Ypač apačios, keistos apačios, reikės sugręžti Edition skyles slenkstukam sparnų. Sparnų apačios yra pirtos iš Parts for Classic. Viskas tvarkingai sudėta. Vienoj pusėje, kiek pamenu, iki juostukės virnosi, kitoj tik apačia. Tai va, tokie reikalai. Irgi čia vargau su tarpais. Nes buvo, kadangi visas išardytas, pabėgė, ta prasme, tarpai, sparnų, kapoto, čia vargo vakariniai su jais, bet susigaudžiu daug mažą. Tai va tokie reikalai. O ką daugiau? Štai va, kas buvo po priekinė skarda. Jeigu kalbant apie priekį, pakeitėm naują radiatorių, nes buvo įtarimas, kad gali būti kiauras. Taip pat pakeitėm kondicionierius radiatorių. Visiškai naujas, išpakavus slėgis nukrito. Pakeitėm tiekiamas žarnas, kad daugiau nereiktų lyt, žodžiu, po priekinę skardą. Viską pražiūrėjom, patikrinom ventiliatorių. Ventiliatorius veikia. Tveriam atgal priekinę skardą. Ir judam tolyn su tvėrimu.
Šitiek reikalų su priekiu. Priekinė skarda uždėta, iki galo dar nesuvaržyta, kadangi noriu šį pasikelt, pasižiūrėti, kas darosi, susidėti provasaugės, susijungti halogenus, priekinės lempos, kondicionierius, yra viskas sujungta. Žodžiu, va, tai laiko turi, kažkiek pribėgu, kažką padarau. O ką daugiau, neužilgo aš jį realiai ir varysiu į tech apžiūras, registruosim. Tokie reikalai, aišku. Dar su juo aš turiu reikalų. Aš jį noriu kažkiek sužeminti, aišku, ir dėti ratus. Kaip sakant, tech apžiūrai uždėsim originalius ratukus ir važiuosim. Tai va, o paskui pamatysit, kas čia bus su juo. Kažkas bus čia juo, su juo kažkas vis tiek bus. Šįmet aš noriu su juo kažkiek dar pavažinėti, žodžiu, tokie reikalai. O dabar ką? Ruošimės renginiui. Einam į sandėlį. Reikia išsirinkti kažkokią transporto priemonę, kuo važiuoti. Iš tikro dar aš nesugalvojęs, kuria važiuoti. Einam į sandėlį. Volia, mes sandėlį. O ką mes čia turim? Turim daug variantų. Sandėlys, kaip sakant, pilnas. Tai va, tokie reikalai. O, kas čia stovi? Aš vis primenu. Nepamirškite subscribinti. Kuo daugiau subscriberių, tuo geriau, plečiamės. Bet dabar aš noriu, kad būtų bent 1000 subscriberių ir mes startuosime su MQT. Čia tarp kitko tiesiog primenu. Subscribinkit, like, žodžiu, ir judam tolyn. Tai va, o dabar sandėlyje turime dilemą, su kuo važiuoti. Du variantai, ne, yra 3 variantai. Šįmet kol kas turiu 3 variantus važinėjimui. Tai yra Baltis, aš jau su juo buvau Latvijoje. Yra, kitas variantas yra Kabrikas. Šitas Kabrikas yra mano vienas iš mėgstamiausių aparatų. Jis žiauriai yra toksai, kaip pasakyti, klasiškai solidus. Žiūrėkit, kaip jis atrodo. Turi klasikinius, labai retus, nerestauruotus ratlankius. Labai reti 16 ratlankiai. Turi 325 variklį ir jis yra Kabrikas, yra vasaros mašina. Turi originalų, kaip pasakyti, praktiškai originalų interjerą. Jis yra restauruotas, bet pagal viną ir pagal gamyklą jisai buvo raudonos spalvos. Matote, net rankenėlės likę originaliai raudonos. Aš nežinau, dar tokių variacijų retai kada buvau matęs. Bet čia tokia variacija, tokio interjero yra originali. Žiauriai man jis geras. Jis pilnos komplektacijos, važiuojantis pilnai. Žodžiu, jis mane gundo. Tai va, tai tokie reikalai. Vyksta galvojimai, su kuo čia važiuoti. Žodžiu, nuspręsiu gal paskutinę akimirką aš. Dabar kraunamės amuniciją gyventi prie ežero. Žiūrim, ką turim. O turim ką? Pagrindiniai dalykai važiuoti prie ežero. Tai yra palapinė, kėdė, čiužinys ant ko miegot ir aišku pumpa pripūst palapinėje. Aišku, nepamirštam išgyvenimo komplekto, be jo kaip be rankų. Jį irgi įsidėsim. Taip pat patalynė, žodžiu, maistas kažkoks, bet kiek girdėjau, ten vietoje mus maitins kažkas, tai atvažiuos maisto namukas, žodžiu, pavalgysim, jeigu kažko neatsivešim, pamiršim, rasim vietoje, žodžiu, ne problema. Tai va, chibrytė. Rekomenduoju šitą renginį, aišku, šitą video jūs pamatysit po renginio, nes mes važiuosim, kažkiek pafilmuosim, kažką parodysim, gal kažkokiu, žodžiu, pamatysit.
kaip ten viskas vyksta. Ir kitais metais lauksime jūsų tenai kuo daugiau. Žodžiu, bus smagu. Tai va, susitiksim, jaučiu jau susikrovę daiktus ir startuosime į platelius. Tai va, hebrytė. Tokie reikalai. Susitiksime ein moment. Sveiki, draugai. Labas rytas. Žodžiu, išaušo diena, pasirinkome automobilį Cabrio ir lėkiam į platelius. Į klasikinių BMW mytą. Žodžiu, biškiai apsiplaunam, apsimazgojam. Šiaip realiai pirmą kartą šįmet plaunu šitą automobilį. Bet apsivalom, apsimazgojam ir šaunam.
talking about sampling records. Say what? Shut the fuck up. Get the fuck out of here. Ką, hebryte, valiai baigti, patūsinom, pakalbėjom su Hebra, pabendravom, pažiūrėjom automobilių įvairiausių gražių ir ką, legiam namo viskas. Gero žiūrėjimo, gero kelio.